Labas visiems, su jumis aš Gabija ir šiandien vėl mes žaidžiame Simsus. Labai džiaugiuosi, kad jums tai patiko, todėl aš kuriu daugiau ir aš įdėjau porą žmonių į pasaulį. Nesakysiu, ką mes juos sutiksime žaidime, bet dabar einame žaisti su Gabija, nes tai yra svarbiausia. Gabija, kaip aš tavęs pasiilgau! Šiek tiek pasiskaičiuoju apie mūsų karjerą ir man reikia kompiuterio, bet esmė ta, kad mes visai neturime pinigų kompiuteriui. Mums tikriausiai reikia susirasti arba turtingą vaikiną, vyrą, kuris mums duotų pinigų, arba dirbti. Ir aš nežinau, kaip man gausis. Ir aš manau, kad mes turime video. Žodžiu, mums reikia pinigų ir mes turime kurti video. Žinot, aš labai daug galvojau apie mūsų šitą žaidimą. O, super, čia kažkokį pasiekėm lygį. Ir galvojau, galbūt mums reikėtų kažką su Vanessa daryti. Žinot, pats pirmas Simsas, su kuriuo mes susipažinom, mums visai patinka. Bet galvoju, ne. Aš turiu vaikiną ir aš jį sukūriau ir mes jį kažkada sutiksime. Aš jį pastačiau va čia, tokiam namelį. Ten gyvena vaikinas, mūsų kaimynas. Ir mes su juo kažką darysime. Dabar 4 valandos nakties, kodėl tu nemiegi? Gerai, jinai sėditina video, greitai varo pavalgyti. Vis dar valgom tas pačias salotas, kurias kažkada buvom pasidarę. Valgyk, greičiau! Gerai. Ir tada eisime greitai įkelti mūsų meilės video. Ir labai čia tiks, man atrodo, Valentino dieną. Neįdomu man, aš einu miegoti, nes labai vėlai yra. Ir tai čia kažkaip sumaišiusi dieną su naktim. Išsimiegos. Ir tada grįšime. Gerai, dabar mes pasikviesime Vanessą į namus. Daugiau mes draugų kaip ir neturim. Vanessa, labas! Kodėl jūs merginos kalbatės tualete? Einam pas naują kaimyną. Čia yra ne kas kitas, o Tautvilis Gražuol. Ir mes einame su juo pasisveikinti. Labas, naujas kaimynė, kaip tu laikaisi? Va, labas, ar tau patinka tankai? Va, kaip gražiai jie kalbasi. Ir mes nieko nelaukdami bandysim užkariauti jo širdį, nes Gabija jaučiasi vieniša. Žiūrėkit, kaip romantiška, mes žiūrime televizorių, kalbamės, o už lango lyja lietus. Vau, kalbam. Su mūsų draugas, ne draugas dar. Mane užkniso su juo kalbėtis, galim eiti namo. Grįžtam namo ir toliau einam darytis karjerą. Kitą dieną turėtume gauti paaukštinimą. Šitą parduokim, šitą parduokim, parduokim kėdę, parduokim šitą. Dabar tikrai turėsim pinigų kompiuteriui, nusiperkam kompą. Patį lieriausią. Va, kaip gražu. Nuostabu. Jinai nori valgyti. Pasigamins, tokį irgi savaitį. Man visą laiką būna, kad kai aš gaminu šitą sumuštinį su sūriu, aš visą laiką padegu namus. Bet nesudegino. Kaip gražu, irgi geriausios draugės. Va, galim rašyti. Išmokom rašyti šiek tiek. Labai nuobodi iš tikrųjų šitą karjerą. Todėl, jeigu mes kaip nors susidraugausim su Tautviliu, jį padarysim, kad būtų aktorius. Ir tada bus labai smagu žaisti. Nes dabar tai Gabija čia sėdi prie kompo per dieną, kaip ir aš visai. Gerai, baigėme rašyti, viskas, eina miegoti. Palaukit, mums parašė vampyras. Tokią tamsią naktį mums rašo vampyras. Vladas, sukabijom. Šiandien mes keliamės labai anksti, dabar yra 6 valandos. Gabija nueina į dušą, suvalgom sumuštinuką ir eisim kibti į darbus. Žodžiu, mes turime 500 pinigų, jinai laiminga valgo sumuštinę. Mums darbų už poros valandų, mes labai geros nuotaikos, tai eisime ir nufilmuosime video. Helovyno, makiažas, baisiai stumiu. Koks juokingas bajeris. Mes turime susikoncentruoti šiek tiek į savo darbą, nes mums reikia ne tik interviu paimti. Gavom pinigų už tai. Čia kažką padarysim. Aš nežinau iš tikrųjų, kas čia vyksta. Dabar mes keliausime į miestą, kaip visada. Mūsų kasdienybė yra tokia. Mes padirbame, keliaujame į miestą, tada vėl dirbame, pasiėmam Tautvilį, Vanessą. Tikiuosi labai, kad išeis mums su Tautviliu šiandien kažką padaryti. Labas Tautvili, labas Vanessa, va, kaip šaunu. Lensas iš pirmos serijos čia tas. Vau, Lensai, tu visai nepasikeitęs. Aš galiu vaiko paprašyti tik autografą.
Wow, vaikas yra labiau kažko pasiekęs negu aš. Aš noriu pabendrauti su Tautviliu. Apsikabinkim. Va, jie apsikabino. Ir selfiuką pasidarė. Žiūrėkit, wow. Jinai gali pasidėti gėrimus čia ant krūtinės. Jinai plaka mum kokteiliuką čia kažkokį. Romantiškai su Tautviliu kažką paflirtuoti. Labas. Jam patiko. Kodėl jie kalbasi nusisukė viens nuo kito? Gabija nuo jo nusisukus, tipo, aš neprieinama, nors aš tave kabinu. Paflirtuoti vis dar su juo. Jam nepatiko. Jis išėjo. Jam nepatiko ir jis išėjo iš baro. Vėl, man atrodo, šiandien mes keliaujame namo ir sukursime kokį nors tai video. Mums nesiseka meiliai ir nesiseka viskame, žodžiu. Va, ir ji pasakoja, kaip jai gėda, sako. Šiandien aš flirtavau su vaikinu bare, mes kalbėjomės ir tada aš jo paklausiau, kaip tu? Ir jis sako, ate. Ir jis išėjo. Matot, kaip jį gėda. Ką tik išleidau daug pinigų ir nusipirkau gerą kamerą. Istorija. Jis mane atstūmė. Mes eisime suredaguoti video, turime netgi 2. Ir tada eisime miegoti. Nieko kito mums nelieka, nei savo sumuštinio net nebaigė. Tikriausiai nealkana, žinot, truputį liūdna, kai tave atstumia žmogus. Va, kėlėm 2 video ir mūsų diena tokia iš tikrųjų labai liūdna gavosi. Ir kita diena bus geresnė. Kas čia vyksta? Aš tikiuosi, kad jinai neatsikels. Ne, išvaryk jį. Ne, kas čia vyksta? Prašau. Kas čia vyksta? Vladas atėjo pas mus į namus ir geria iš jos kraują. Neik niekur, kur tu eini? Durnelė tu. Jo, jai tikrai reikėjo išeiti iš kambario ir nukristi ant grindų. Man baisu, aš nebenoriu žaisti Simsų. Čia yra nesąmonė. Viskas taip gražiai ėjosi. Atėjo naktį kažkoks, aš esu pikta. Man pirmą kartą gyvenime Simsuose taip nutiko. Aš Simsų žaidžiu nuo kokių 2012 metų. Va, atsikėlėme 7 valandas ryto, einam pasiimti savo sumuštinį. Mūsų vakar ne tik atstumė vaikinas, bet dar ir vampyras įkando į kaklą. Tai aš nežinau, kokia diena turi būti Gabijai ir kaip jinai turėtų jaustis. Pažiūrėkit, kokia jinai liūdna, valgo savo tą sumuštinį. Einam dirbti savo darbą. Rytoj bus meilės diena ir rytoj mes bandysime užkariauti Tautvilio širdį. Nes nesvarbu, kad jisai mus atstumė. Mes pasiekėm žvaigždę. Va, pasiimsim šitą, nes jinai vis dėlto yra youtuberė. Dabar yra labai gerai viskas. Ir rytoj meilės dienai mes Tautviliui padarysim staigmeną ir jis tikrai mus įsimylės. Galim iškepti kokią pizzą gal, arba užsisakyti pizzą. Ar jūs matote, kas mums skambina? Mums skambina pats Tautvilis. Hey Gabija, it's me Tautvilis. Do you want to go on a date? Žinoma, varom į pasimatymą. Aš sakiau, kad jis bus mūsų. Čia yra pasimatymas, tai mes turime paflirtuoti truputuką. Jam patinka. O ką čia galima daryti? Vaikyti čia į kokį mus prašmatnų baseiną atsivedė pilną dumblų. Palaukit. Pas ją yra ant kaklo įkandimas. O jeigu Tautvilis pagalvos, kad čia nasosai kito vaikino, pasikeisti kaip nors į kokį nors kitą outfitą. Pasikeiskim šitą. Dabar nebematysis. Oho, Gabija, kaip tu čia nais. Mes pažįstami dabar tik 2 dieną ir mes jau esame įsimylėję. Tai man atrodo, čia yra likimas. Mes dabar dar truputėlį padirbsime, šiandien atsimetame neprieinamą, o rytoj, kad turėtume pinigų užsidirbę, būsime surengę jam staigmeną. Galime pasižiūrėti, gal turime kokį video, jokio video neturime. Galime nufilmuoti vėl kažkokį čia meilės video ir jis bus apie Tautvilį, kaip jis mane pasikvietė į pasimatymą. Tautvilis atėjo pas mus į namus ir plauna mums indus. Aš nežinau, jis man atrodo mus labai yra įsimylėjęs, bet mes apsimeskime, kad mes dabar esam labai užsiėmę, čia galim kažką daryti. Aš tiksliai nežinau ką, deda spalvas kažkokias. Jie abudu dirba dabar prie kompo. Tikiuosi šiąnakt pas mus nebeteis Vladas ir nebeiščiulps mums kraujo. Dabar jai trūksta smagumo, gali pažiūrėti televizorių šiek tiek, jinai žiūri vakaro žinias. Čia mes, mieli draugai, ir atsisveikiname.
Buvo labai smagios porą dienų. Kitoje serijoje mes bandysime užkariauti Tautvilio širdį. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jums patiko, būtinai paspauskit patinka, komentuokit, prenumeruokit ir iki kitų kartų. Ate!